Sveiki visi, su jumis ir vėl Šadomas ir šiandien filmuoju naują Farming Simulator 2017 epizodą. Tai va, tai yra jau ketvirtas epizodas ir, kaip mato, turiu nemažai pinigų. Jo, nes pardaviau kelis derlius. Dar buvau kelis kartus susijęs, tai dar kartą man nurinkinėja. Jo, nes reikia pinigų, reikia. Ir ką šiandien paiksim, tai įsigysim naują traktorių, tikriausiai. Jo, bet čia yra parašta traktoriai, šitam, davė traktorius NCA, tai NCA, tai būsim žolgai būsim, tai čia pašia pakėtą. Tai dar biškį gal pinigų šičia. Aš tikrai baigęs sėti, kad pasikeisiu šitą traktorių. Matot, užaugę, biškį augę jau 8 tai augę. Įdomiai. Nu, kaip išėmės. Gerai, baigė. Šitas tiesas pakibo. Net nebuvo paprastos emocijos, neatkodėmės. Jas tiesiog pasėti, galima pasėti. Čia. Vėl pagalvės šitą. Gerai, einam į parduotuvę. Žinau, pažiūrėti vieną dalyką, tai kultivatoriui šitam reikia daug. Nes tas kultivatorius šitai gal norėčiau. Ir kokį pirksim traktorių? Įdomu, šitą gal... Ne, šitą tikriausiai neimsiu. Nes nelabai man toksai. Toks, me. Šitą turim. Šitas fendas toksai, nu... Tau galvoju iš tikriausiai, kad šitą valtrą. Šitas dar fendas, tai fainas. Jis galbūt matau, kad labai galingas. Manau, kad tokį va, kad šitą fendą pirktumėm mūsų kitą galės traktorių. Na, todėl pasimsiu valtrą, tiesiog, jo. Na, pasimėm frontloaderį, pasiimam variklį, jeigu man užteks tik pinigų. Ir aš noriu gal pilką, o gal juodą. Amba, geras klausimas. Ratus imsiu tiesiog standartinės. Nu, va. Aš nežinau, kas yra rim color, tai... Čia maybe ratai gal... Žodžiu, tegul būna. Čia paimsi juodą. Jo. Gal tamsiai pilką. Gerai bus juodas. Nes aš nenoriu antro mėlyno. Na tai nusipirkam mūsų naują traktorių. Ir iš karto prie jo reikia nusipirkti svorį. Kokius papaimų svorį? Dar kažkaip man reikės pakankamai galingo svorio. Nu, aš paimsiu didelį, nes, nu, tiesiog reikės man taip. Na gerai, galime piešti savo žvilgsną. Kombain dar nepilnas ir... O va! Eiktukai atrodo. Nesveika atrodo. Nedidelė, bet faina. Jo, frontloaderį. Visai nematau neblogai šitą juodą, čia toks net nelabai juodas. Labiau pilk. O, garsą neblogas. Svorį, sakydama. Ir šiaip aš galvoju, palauk, kiek dabar jame yra kilovatų? Yra 136. Aš galvoju įsigyti gal šitą kultivatorių, nes... Kur čia? Nes tas labai lėtai. Kiek bandžiau šitas šiaip iš tiesų pakelia. Na, pabandom įsigyti.
Matau, tai paimti paskolą, bet vis tiek. Nu, kad dar paliksiu šitą, tiesiog, ką žinau. Dar padarius, aš dabar dėlius tokio neturiu. Aš vat norėčiau to visai kultivatoriaus didesnio. Tiesiog greičiau apdirbti. Odžiu. Ai. Odžiu, pasimu 300 000 paskolą. Aš pasimu. Jau, tai turėtų užtekt. Nes aš, nu, aš ir jas paskolą grįžinti paskui. Bet manau, kad po šito tiesiog derliaus ir iškart grįžinsiu. Aš nežinau, kas šį, bet aš priimsiu šitą vis tiek. Tai perkam šitą fainą kultivatorių. Ir aš jo veidrodėlis, aš matau veidrodėlis. Veidrodėlį. Ir štai yra mūsų kultivatorius. Tiesiog aš jį buvau nusipirkęs, pabandęs. Tik aš taip ir nepagau kampo, ką daro šitas daiktas. Kam jisai skirtas. Bičiais daugiau smakiau, bet aš nežinau, kam jis skirtas. Įsivaizduoju. Na, aš kai toks kultivatorius reikia ir didelio svorio. Didelis spartas. Jis lyg ir nesikelia. Viskas normaliai. Tai gan didelis kultivatorius. Jo. Nuosavim puikiai teks. Žymiai greitesnis. Jei kultivuotinis, tai kultivuoti ilgai neįdomu, atsibosta. Aš kai turėsi sėmuose, bet dėl sėmuose jau reikia labai galingo traktoriaus. Kurį gal kad nors pasakysiu tą fendą, kur aš. Bet už tokią kainą kiekvienam, aš iš tikrųjų dar pradžiai kombainą geresnį pasimčiau. Gal tai kad kai gera sėmoji modas, gal gerai kitas. Jeigu pažiūrėjau, kur nors modų atsiradas, bet čia kažkiek tai yra modų. Gal dabar žinai atsirado. Man kombainas kainuoja toksai geresnis Harvesters. Tai manau, kad pirčiu šitą Massey Fergusoną, kuris kainuoja 200 000, arba šitą Fendą iš modo. Kederis Massey Ferguson 40 000, o to kainuotų 40 reikia. Jis yra didesnis, ar ne? Net pat. Pats jau pasimsiu Massey Fergusonas. Nu, jis biškai pigesnis. 5 000 ir man biškai pigesnis. Ten tas Fendas, tai, nu, modas pačiam farmingui. Gal dėlės neblogas. Bet taip tai duotų pat tos kombainus. Bet kol kas tikrai jau nereikia. Išsiversti kažkaip iš. Nu, kultivatorius jau iškart žymiai geriau, didelis, ailslis. Man patinka, kad atrodo pakeliamas kultivatorius. Kažkaip tikrai smagiau lygiai. Nes ant nepakeliamų, kartais kai dirb darbininkai, ten palieka tokios kvadratus, ar ten kažką pažiūrėjau, palieka ten. Pastebėjau, kad kombainas pilnas. Galvojau, kad bus daugiau. Prieš tai vėl buvau nejaukus. Nu, čia. Matau, čia gal labai rekomenduos daug. Nu, pilna priek, bet turėčiau nutraukti krūs. Tai gal maždaug ir atgaučiau būtent tą kultivatoriaus kainą. Gal tik ne visą tikrais. Šiaip kainos labai čia keičiasi, tai nežinau kaip čia dabar. Pavyzdžiui, dabar galiu mokat čia. Žodžiu, kainos labai greitai keičiasi, tai nežinau. Žiūrėsiu, kaip čia bus. Vis ilgai bėga. Tai važiuoju. Šiaip tikrai ilgai viskas čia.
reikės. Ant šis neapsidėjau, kad vidus sakė toks neblogas ir kas čia? Kas čia per daiktas? What the heck? Biškai nesupratau. Supratau, gal kažkaip persukal? Bet tai ne, man nieko nerodo. What the fuck? Ir pedalai ir viskas. Nežinau. Pravažiavom mūsų mažiau kultivatorių čia. Tai šito kultivatorių yra du mūsų mažiau kultivatorių. Čia atrodo galėčiau nusipirkt dar vieną tą pažiūką, bet tai aš būčiau su jais verta, bet ai. Tai geriau. Aš bet Fender bus labai užimtas. Ne, mums šitą atrodo Fender reikės pradėti dar pradėti grūdus, nes aš bus labai greitas. Dabar. Galim šiek tiek pakultivuoti. Wow, tikrai žymiai plačiau. Nu, traktorius irgi važiuoja gan normaliai. Oi, nekultivuoju. Nemoku kultivuotis. Aš dabar galvos nedėsiu dar tie darbinių kultivuoti, nes dar nenupilta. Aš čia labai greitai tada klausman. Stop. Paliksiu gal kol kas čia. Tai nežinau, ar dar turiu kultivatorių. Žodžiu, atkabinu kultivatorių ir noriu šio traktorių tada pavažinėti. Kuris yra žiauriai fainas. Jo, aš esu gan greitas. Dai, žodžiu, tu varyk čia. Pasiimu Fendą. Fū, ne Fendo Valtrą. Šios tą pavadimas. Bet aš dar Fendo šis norėsiu. Man patinka. Labiausiai man atrodo patinka, kad yra čia esančių, tai Valtrą ir Fendas. Nu įkalbų. Aš šis nukoldas nepatirės vienas. Na, man atrodo, prie kiaulikių. Čia jis tik labai prie kiaulikių. Nu, pala šitam traktoriui neįmanoma uždėti frontalinę kultuvą. Manoma. Aš žinau, kaip tai man paėti, tiesiog reikia įsigyti šitą va garažą. Labai daug. Galbūt aš jau kadrų įsigysiu, tada galėčiau šitam. Nu, ten galim tiesiog daryti patobulinimus. Bet lygas, kad taip, pavyzdžiui, dvigubai šitus jos nuimt gali. Bent jau kiek mačiau. Galbūt tada šitą traktorių tikrai kažkur kaip jau. Arba prie karvių, nežinau, kurias pirksiu pirmas. Tikriausiai kiaulėm reikia padėti, kad nors greitų metu. Man bet jau būtų labai įdomu. Pabandyt. Na, tu keisi, tavęs net kabinsi, tu taip savo taip ir liksi su tas įėmąja. Nes nelabai man smogai atkabint. Sutikau kombainas kaip dirba, taip dirba. Ai, taip turiu benzą pjūklą. Jo. Biškai bandžiau medžius panešiot. Gal galima iš medžius, bet pamandžiau, tai iš tiesų moka... Ne. Tikrai moka nedaug. Tikrai nedaug moka. Kaip tam bus tas medžiais? Pupų ir gal tai šviežias produktas. Pilnos aš neprižengsiu. Taip važinėdamas.
nepilk šoną, nepilk šoną. Galvo, kiek yra pačiam kombaine. Ai, viską kombainę išpiliu. Tiesiog, kol kombaina šį dar dirba, aš pažiūrėsiu, kur moka geriausiai. Ir geriausiai moka Mary's Farm. Jo, laukiu kelionę, nes aš manau, tas farming yra gan toli. Jis yra prie gyvūnų pirkimo vietos. Tai čia dar man ir toli reikės tą pačią gyvūnų pirkimo vietą varyti. Jo, tikrai toli. Kiaulės yra prie pat manęs. Taip. Šiaip gerai, kad karvės prie manęs. Tiesiog reikės žymiai kelių pavažiuoti. Man reikės važiuoti gerai sprintom. Kai apvažiuosim daugiau mepą, tai dar evažiuos. Ta pusė nuvažiuos. Dar daug nebuvo. Dar viršui nebuvo, kai nebuvo. Čia buvo. Kai pirmo lauko nebuvo. Dar yra pažiūrėti. Aš kažkas čia. Ir pažiūrėsim. Tiesiog tunelis. Ir laukų taškas. Taip aplink mane, kaip pavyzdžiui, buvo prie 15 tam pagrindinėme vietu, buvo mane prie pat manęs gan neblogų laukų. Čia kas, nebent 19, kuris galbūt įpirkime. 24, 23, 26. Aš tai labai brangiai noriu. Naują laukus reikės pirkti, kada nors. Aš dabar man atrodo nereikės, nes tikrai gan normaliai. Man čia taip. Aš net neužsėjau 300, galiu dabar tą kepinus. Tas labai mažiukas, nežinau, aš jį gal dievam paliksiu, tiesiog kiaulės ar kažką tiesiog dievam sėt. Ko reikės tiesiog nedėlių kiekių, didelium kiekiam, tai ne, jau reikia. Ko tu būsiu netraukia? Čia runkelių biškį priaugia. Reikės per gyvūnus. Tas mėšlas. Tad čia kas. Jį galima pirkti, čia galima parduoti. Tai gal pas visai gal nebūdavo. Gerai, ir kiek gausim už tiek, nedaug. Palyginti. Ir gavau 15 tūkstančių. Vau, normaliai. Už pusę priekabos. Tai jei už pilno, tai gaučiau 30. Normaliai. Iš viso logo beveik pilnam. Jo, ne, gal kažkaip. Žiūrėk, to 13. Sumačius apsimoka iš čia taip. Normaliai. Nežinau, manau, kad čia vidį bus jau gal kaip ir tiek, tiesiog gal dar vis tik fermos. Nes, jo, nusipirkome traktorių, nusipirkome kultivatorių. Aš dabar ką daugiau turėjau, tiesiog nusipirkti norėjau šitus. Reikia dar žiūrėti pinigų ir kažką kitą tada vėl daryti. Galbūt su kiaulėm padėsim. Čia aš labai noriu padėti. Tai... Nors. Taip pasakė, kad galim šit... Kiek sam kiaulė man kainuotų iš viso. Aš žinau, kad man reikėtų... Daiktus tiesiog kur... Tai reikėtų šito 24 tūkstančių. Šito liktais reikia, nes vandens reikia atsivežti, reikia dar šito daikto. Na tai šitas jeigu nesi šieno. Tai su frontalinis. Na ir pačios kiaulės. Daugiau kaip tiek traktorių žinau kurį. Nu tai gal labai brangiai nekainuotų. Pavyzdžiui, kad 10 karvių kiaulių atsivežti, nors pakainuotų apie 30 tūkstančių. Taip normaliai. Nežinau, žiūrėsim. Aš atrodo, šiandien važiavau. Tai man šitoj traukinys. Atsivariau čia traukinį, nežinau kam, tiesiog važiuoju tavo.
Tiesiog jis policija nieko tikrai nedaro, nes kažkoks į reikia palygų, tai niekur nevažiuoja. Tiesiog kitas tai va ten galėjo medžius parvažiuoti. Šiaip gal kaip tik medžius, gal moka daugiau pinigų medžius eitant iš traukinio, tai gal tikrai vaikų moka. Gal kažkaip pakelti padaryti. Na tai manau, kad čia video bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, laikinkit, komentuokit.